kaip aušta rytai. Išeini į gatvę, asfaltas nulytas, šlapias, garuoja stambių lašų rūku, aplink lempą švyti žalstančių lapų debesys, visa kita skęsta rūke. Pasileidžiam taku palei daugiabučių pievas, vis ieško nusileidimo prie upės, bet šlaitai slidūs ir statūs iki pražuvimo. Pribėgame aikštelę, kurią rūkose paskendusi randa tik žinantis slaptus burtažodžius. Mažas smėlio plotelis kadaise sužertas vaikams, kad atstotų jiems nuotykių kupiną gyvenimą. Iš tiesų tikrasis nuotykių kupinas gyvenimas, apie kurio išsipildymą svajoji kuisdamas plastmasiniu kastuvėliu, prasideda tada, kai 18 vėliai randi tą smėlio dėžę. Sukasi mūsų keistas ketvertas geležinių karuselės ratus su rankenomis, paskui skrenda aukštyn senomis sūpuoklėmis, beprotiškai įsijautę įmame žaisti gaudynių 4 ryto auštant rūkams, kai slepiesi po čiuožykla ir tyliai šnopuoji, o paskui pasileidi milžinišku greičiu taip toli, kaip tik leidžia žvyro įrėmintą teritoriją. Tada suvoki, kad tai beveik vienintelė proga sugrįžti į ją nugalėtojai. Dabar iš tiesų esi tas riteris, kuris turi jėgų nukirsti 4 slibinų galvoms. Šiandien tiki, kad pasaulis sukurtas būtent tau ir būtent tam, kad jį užkariautum. Jau greit pradės kartis gyvenimo šašai ir pūliniai, siūliantys gręžtis atgal, atsiminti gerus laikus, kai apie politiką kalbėjom tik tam, kad darydami perversmus žinotume į kurią pusę apversti santvarką aukštyn kojom. Kai darbas ir pinigai te buvo žodžiai išgirsti autobuse, kur kas mažiau materialus už laisvę ir tikėjimą. Šito laiko laukiame visą vaikystę, mamų šaukiami pro langą, saulei nusileidus, ir tik dabar, regis vos kelis akimirkas turim tam, kad įrodytume savo, jog tas kerintis padūkęs pasaulis iš tiesų egzistuoja. Kai tai rašiau, buvo jau išaušę, akys lipo. Vos įėjau į namus, puoliau, čiupau popieriaus skiautę, melsdama, kad tik nepaleisčiau, kad tik neprasprūstų pro pirštus tą būseną ir pavyktų pačiupti. Kaip pavyksta fotografai pagauti voverės skraiduolį šuolį ore. Kaip keista ir paslaptinga, kad šimtai genialių kūrinių byloja iki mirties gilų skausmą, sausą ir glokščias it stepę ilgesį, audringiausius nerimus, tačiau kaip be galo sunku aprašyti džiaugsmą ir siautulį. Viena iš priežasčių, žinoma, yra tai, kad kai apima toks pašėlimas, kad norisi lipti stogais, paprastai lipu stogais. Tačiau ne tik. Iš tiesų džiugesys, tikras, paprastas, jaunas ir skaidrus, yra paslaptingas kaip Češyro katinas. Jis jaučiasi turys teisę rodytis, kur tik nori, kada tik nori ir įvairiausiais veidais. Taip pat ir išnyksta papūtęs uodegą, tyliai ir paslaptingai, vos tik pabandai jį pagauti, įsikišti į turgaus tašę ar užrašų knygą. Būtent noras tą jausmą pasigauti ir sutrikdo medžioklę. Pagrindinis ir pasvarbiausias džiaugsmo ingredientas – neturėjimas. Šį pavasarį, kai spraginėjo lapai šėlo apimtas bėgom sumilda tolyn, kur akis mato, jai dėja nukrito abu batai. Tada nutarėm keistis. Ir ką jūs mano, kai aiškiai prie Kotrynos bažnyčios bėgi su vienu sandalu, supranti, kad džiaugsmas ir neturėjimas kur pasidėti dvigubėja, kai neturi net nuo savų batų. O neturėjimas kur daugiau eiti svaigulys dvigubėja, kai persiverti per tvorą ir atsiduri kokioje nors vietoje, kurioje tikrai neturėtum būti. Tada dar pradėk dainuoti sudėtingas arijas, nors visą gyvenimą sakei, neturėčiau dainuoti, nes neišvengiamai apsikvailinčiau. O svarbiausias yra supratimas, kad dabar neturėčiau nieko daryti. Neturėčiau gelbėti pasaulio, nes jis ir taip be galo atpirktas. Neturėčiau nieko svarstyti, visi juk žino, kaip viskas paprasta. Paprasta kaip žemė, kaip duona, kaip brolis, niekas dėl to nesiginčia. Tačiau kuo geriau blaivioje akimirkoje suvokiame pasaulio paprastumą, tuo labiau kasdienybėje plauksiasi žvilgsnis ir pinasi į sąvokų ir svarstymų kovas, kurios atvelia mus kaip voratinkliai. Neturėčiau niekur skubėti, nes neturėčiau niekur ateiti išskyrus mirtį, kuri visada savo vietoje nepamesi. Kuo daugiau neturi, tol stipriau tave užlieja gavimo stebuklai. Nežinau kodėl, bet kai su bičiuliais klajojam paryčiais, beveik vis atrandam supinių. Atrodo, kad naktiniai drugiai naktimis išbarsto supines visame mieste, o paskui rūpestingai jie susirenka, kad ryte pabudę uolūs miestelėnai nieko nerastų. Dar naktiniai drugiai sėja virš tavęs krentančias ir stovinčias žvaigždes nesibaigiančiame danguje ir buria blėkštančią šviesą, kai pradeda aušti. O ypač stipriai imti, kaip tie šėlo magai budina žmogų šalia savęs.
Tikro džiaugsmo akimirka nebėra svarbu, ar pažįsti bičiulį nuo kūdikystės, ar ką tik sutikai, ar jis konservatorius ar liberalas. Atrandi žmogų kaip kas akimirka kaip sodai, kurį tau leisti įžengti ir kuris tiek daug tau turi parodyti. Tuo pačiu jis toks pažįstamas, nes kiekviename sode auga obelis ir kriaušės, o kiekviename žmoguje plyšta ilgesio ir meilės versmės. Jauti sieloje Dievą, jauti, kad lai šneka žmonės, ką nori, vis dėlto palaimos būsena nė velnio neevoliucionavo atsitiktinumo tvarka iš mažučio rūpestingo pasitenkinimo. Jį užliejo kaip banga, užliejo dovanai. Ir lai sako, ką nori visi, kas mano, kad gyvenimo nereikia švęsti. Lai sako, kad džiaugsmas laikina ir netikra. Išties laikina, būtent dėl to be galo tikra. Gal net tikriau už ilgus ir gnaivančius nevilties pirštus. Jaučiu, kad apie tai reikia mąstyti. Reikia įveisti savo dienose kuo daugiau šventės akimirkų. Kai pažvelgia aukštyn, paskui užmerkia akis ir galvoja. Štai aš, štai brolis, štai obuolys ir visoka popietė, štai Dievas, štai žmogus. Ir taip pašėlusiai džiugu daros. Štai ir atsimenu.